Iš šimtuko. O tai tik su Gerai. karaliu? Sutinku. Perkis. Va. Pasirašiau Eurovizija 2000-ieji, ale kad grįžta tas stilius. Vardinu dabar apie savo šalis. Albanija, klaustukas. Austrija, top. Tai reiškia top 10. O klaustukas ką reiškia, kad... Kad gali iššauti. Tu dabar eisi per 37 dainas. Ne, aš tai ką pasižymėjau tik. Aha. Čia nedaug, aš jau čia žinau. Toliau vardinu. Vardink toliau, Malta. vis tiek viską. Top 10. Skaudžiai. Tada Gruzija, Vokietija, Graikija, Islandija, klaustukas A. Didžioji. Serbija. Prasirašiau Fantastibis balsas top sex. Top 10. Gatavas rašai gal šitą. Yra tikimybė, kad kažkoks rašiau. Estija. Top. Apskritai galvočiau, kad Estija yra top 3. Kiekvieno atlikėjo svajoniai parašyti dainą, kad toj dainoj būtų labai geras kažkoks muzikinis motyvas. Tinderė, tai ja, top. Nu, eina kabina, nu ką tu nori. Top 3 bus, aš taip galvoju. Estija. Prancūzija. Ta pati daina antrus metus bus top 10. Vis tiek. Ta pačia, visiškai ta pačia. Nu. Prancūzijos nacionalinis transliuotojas tiesiog pramazino laiką, kai reikėjo jau siūs dainą ir sakė tą pačią. Nu, atsimenat, tas bičias pernai dainavo, kur paskui atitraukė mikrofoną ir jis ten aukštas natas ėmė. Ai, ten dėl kažko, kad jam kaltinimai pareikšti dabar mačiau. Nu, tai gal prisišokinėjo. Italija yra šių metų Eurovizijos nugalėtojai. Ką? Iš šimtuko. O tai tik su Gerai. karaliu? Sutinku. Perkirsi pulką. Va, gerai. Aš dar nebuvau, per kokius 6 metus neatspėjęs nugalėti. Mes aš vis žiūrim, mes dėliojam, mes turim lapelius, rašomės, kas tas 10-tukas, žiūrim, kas daugiau atspėja, žinai, ir panašiai. Toliau. Ir viskas. Vis dar laikai Lietuva top 2? Aš galvoju, kad top 2 Lietuva gali būti.